Amen. It's been a wonderful service so far. Everything that we've heard and sang has been really a part of my sermon this morning. It's amazing how good our God is. Take your Bibles and turn to 1 John chapter 5. We'll read the last 4 verses. Hear the word of God. And as we read these verses, I want you to listen to words that are repeated. Ir kai klausysit, stebėkit žodžius, kurie kartojasi. Hear the word of God. Klausykite Dievo žodžių. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true. And we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Little children, keep yourself from idols. 1 Jono 5:18. Mes žinom, jog kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda. Kas gimęs iš Dievo saugo save. Ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo. Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintumėm tikrąjį. Ir mes esame tikrajame, jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Vaikeliai, saugokite stabų. Amen. Amen. What do we value most in life? Ką mes labiausiai vertiname savo gyvenime? What thing or influences the daily choices that we make? Kokį dalyką arba kas įtakoja mūsų kasdienius sprendimus? And there are truly two options, only two options. Yra du variantai, iš tikrųjų tik du. It is our knowledge of God. Tai yra arba mūsų pažinimas, Dievo pažinimas. Or anything else. Arba visa kita. Okay, I want us to understand that. Noriu, kad tai suprastumėm. The thing that influences us in our life is either our knowledge of God. Tai, kas mūsų įtakoja, tai yra arba Dievo pažinimas. Or anything else. Arba kažkas kita, visa kita. I think John is saying this in the last verse. He says, he's warning us to keep ourselves from idols. Ir manau, paskutinė 21 eilutė Jonas perspėja mus apie tai, sakydamas, saugokite stabų. An idol is anything that we substitute for God. O stabas tai yra bet koks Dievo pakaitalas. And we are really good at doing that. Ir mes tikrai labai įgudę keisti Dievo tais dalykais. So I want to, as we hear the word this morning, I want us to think about two things. Taigi, kai girdim Dievo žodį šį rytą, galvokime apie du dalykus. Our knowledge of God. Apie savo Dievo pažinimą. And how should we respond to that? Ir kaip turim į tai atsiliepti. And the one word answer is worship. O atsakymas iš vieno žodžio yra garbinimas. And worship means to bow down to. O garbinti reiškia nusilenkti.
So in our living, we're bowing down to God or we're bowing down to idols. Savo gyvenime mes nusilenkiam arba Dievui, arba stabams. All of our life is about worship. It's happening continuously. Visas mūsų gyvenimas yra garbinimas ir jis vyksta nuolat. And before I pray, I wanted to share two choruses of the songs we sang this morning. Prieš maldą dar noriu pasidalinti dviem posmeliais iš giesmės, kurią giedojom šį rytą. And the first one is this: nothing compares to the promise I have in you. Pirmas yra išvertus: niekas neprilygsta tavo pažadui, kurį turi tavyje. So as we hear these closing verses, I want us to think about these promises of God. Ir kai mes mąstome apie šitas eilutes, mąstykime apie Dievo pažadus. And nothing can compare to that truth. Iš tikrųjų, niekas neprilygsta Dievo pažadam. And then the other song was, let the beauty of Jesus be seen in me. O kitoje giesmėje angliškam tekste buvo, tegul Jėzaus grožis bus matomas manyje. And that's what it means to live a life of worship. Ir tai ir yra gyventi garbinimo gyvenimą. The beauty of Christ Grožis Kristaus seen in you and seen in me. Think about that. Kristaus grožis matomas jumise ir manyje. The power of Christ, the beauty of Christ, Jo jėga, jo the grožis, grace of Christ, jo malonė, the forgiveness of Christ, all these things leidimas, seen in you and me. visa tai matoma Oh. jumise ir manyje. Church, what a glorious calling we have. Ir kokį to šlovingą pašaukimą mes turim bažnyčią. May we see it. Tegul May mes we know matysim ir žinosim and respond. ir atsiliepsim tikėjimu. Heavenly Father, thank you that you have gathered us here together. Dangiškas Tėve, dėkojam, kad tu surinkai mus čia kartu. And we want to know you. Mes norim tave pažinti And we want to worship you. ir norim garbinti tave. I pray right now that in our hearts we would bow down to you. Ir meldžiu, kad savo širdyje mes nusilenktume prieš tave, The true God, prieš tikrąjį Dievą, the God who is giving us life right now. Dievą, kuris mums davė gyvybę. It is you who is keeping our heart beating. It is you who are causing our minds to function. Nes tu palaikai mūsų širdies plakimą, tu leidi mūsų protui mąstyti. Help us to see how great you are, Padėk mums pamatyti, koks didis tu, to know you, pažinti tave, to believe in you, tikėti tavim, to rest in you, ilsėtis tavyje to worship you. ir garbinti tave. Lord, open our eyes to see, Atverk mums akis, kad matytumėm, open our ears to hear, atverk ausis, kad girdėtumėm, prepare our hearts to that they would be good soil, that the seed of your word would grow and bear fruit. paruošk širdis, kad jie būtų gera dirva tavo sėklai ir išaugtų, atneštų vaisių And be glorified. ir kad tu būtum pašlovintas. Speak through your word. Kalbėk per savo žodį. In Christ's name. Meldžiam Kristaus vardu. Amen. 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 There is so much good news in these remaining 4 verses in 1 John. Yra tiek daug gerų žinių tose paskutinėse 1 Jono laiško eilutėse. And I hope you don't mind repetition, Tikiuosi, kad jūs nieko prieš, jeigu pakartosiu. because I'm repeating some of the same things I've been saying for the past 2 or 3 weeks. Nes iš tiesų kartosiu jau tai, ką jau kalbėjau 2-3 savaitės iš eilės. John ends his letter by calling us little children. Savo laišką Jonas baigia kreipdamasis į mus kaip
į vaikelius. It's a term of endearment. Tai reiškia, rodo, jog mes brangus jam. It describes relationship. Tai apibūdina santyki. And we've been talking about what it means to be children of God. Ir mes kalbėjome apie tai, ką Remember. reiškia būti Dievo vaiku, jeigu pamenat. This is our calling in Christ. This is our new identity. Tai yra mūsų pašaukimas Kristuje, mūsų nauja tapatybė. We saw last Sunday, this is who we are. Praeitą sekmadienį matėm, kad būtent tokie mes esame. Behold, our lives should be saying, behold, we are children of God, beloved. Ir štai esame, žiūrėkite, esame Dievo vaikais, mylimi vaikai. And as these beloved children of God, we are to imitate our Heavenly Father. Ir kaip mylimi jo vaikai, turime imituoti savo dangišką tėvą. This is a natural thing. Tai natūralus dalykas, Kaip turi būti, this is how it should be. kaip ir turi būti. We should imitate our Father. Turime imituoti savo tėvą. It's a beautiful thing, Tai yra gražus dalykas. and it's a reality for us. Ir tai yra mums realybė. This is our high calling, Tai yra mūsų didysis pašaukimas. to be beloved children of God, Būti mylimais Dievo vaikais. or to walk in love as Christ loved us, Turime vaikščioti meilėje, taip kaip ir Kristus mus pamilo and who gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. ir kuris paukojo save kaip kvapę auką Dievui. Again, this is speaking of a life of worship. Tai kalba apie garbinimo gyvenimą. We're living all of our life before God, Mes gyvenam visą savo gyvenimą Dievo akivaizdoje. living all of our lives in his presence. Jo artumoje gyvename. And our life is to be this offering. Ir mūsų Him. gyvenimas All of our turi life. būti, visas mūsų gyvenimas turi būti kaip auka jam. Like this incense is raising up to God. Kaip kvapni auka kylanti aukštyn į Dievą. Our life is to be a life of sacrifice, a living sacrifice, Gyvenimas turi būti kaip gyva auka, which is characterized by obedience, kuri apibūdinama paklusnumu jam, worship, garbinimu, love. meilė. Understand what it means to imitate God is to seek to live a life of holiness. O ką reiškia imituoti Dievą? Reiškia gyventi šventą gyvenimą. Okay. Peter makes this so clear. Petras labai aiškiai pasakė, As obedient children, do not conform to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. kaip klusnus vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliam, bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Our lives are to be set apart to God. Mūsų gyvenimas turi būti atskirtas Dievui. And we see this call to holiness is comprehensive. Ir matom, kad tas kvietimas į šventumą yra viską apimantis. It covers everything, all of our conduct. Jis apriepia viską ir visą mūsų elgesį. Holiness is practical. Šventumas yra praktiškas. We need it. Mums jo reikia. It's good. Jis yra geras. So it's comprehensive, all of life, all our Jis conduct. viską apimantis, visą gyvenimą, visą mūsų elgesį. We need to understand that this is what it means to be a child of God. Turim suprasti, kad būtent tai reiškia būti Dievo vaiku. It says, as obedient children. Jis sako, kaip klusnus vaikai. I like it when my children obey me. Man patinka, kai mano vaikai paklūsta man. It's really nice. Tada būna labai gražu. Malonu. I like in the Old Testament when God calls to Abraham or other people and they say, here I am. Man patinka, kai Senajam testamente skaitom, kaip Dievas pašaukė, pavyzdžiui, Abraomą ir jis atsiliepia, štai aš.
That's this attitude of obedience. I'm here, Lord, speak. Tai yra paklusnumo nusteikimas. Aš čia viešpatie, kalbėk. We often listen to old books, Mes dažnai mėgstam klausyti senas įgarsintas knygas. and I like the way that somehow they spoke back then. Man patinka girdėti, kaip anksčiau žmonės kalbėjo. And sometimes when someone would ask them to do something, they would say, with a good will. Ir kai, pavyzdžiui, kažkas paprašo paslaugos kažką padaryti, tai žmogus, kurio paprašė, sako su mielu noru arba su gera valia. Taip atsako. That's a great way to respond Tai to yra God. puikus būdas atsiliepti ir į Dievo kvietimą. With a good will. Sakyti su mielu noru. Husbands, wives, we should talk to each other that way when we're asked to do something. Vyras su žmona turėtumėm taip kalbėti, kai sutuoktinis paprašo ko nors. When your wife says, hey, honey, take out the trash, Kai žmona sako, mielasis, išnešk šiukšlės. you look with a smile, with a good will. Ir pasakai, nusišypsai ir sakai su mielu noru. We're to be obedient children. Turim būti klusnus vaikai. And we're to be conformed children. Ir taip pat turim būti Pakeisti arba nežinau. pakeisti, jo, Yeah. vaikai. We're transformed in Christ. Perkeisti Kristuje. We're part of his kingdom. Jo karalystės dalis būdami. There's a new Lord, Turim naują viešpatį. and the Lord is not ourself. Tas viešpats nėra aš pats. We no longer follow our former passions. Jau nebe sekam savo ankstesnėmis aistromis. What a sad way to live Koks tai būtų liūdnas gyvenimo būdas, when we're controlled by our passions. kada mus valdo mūsų pačių aistros. It doesn't lead us in a good direction. Jos nenuveda mus gerais keliais. We're no longer ignorant children. Ir nebesame daugiau tais vaikais, kurie nežino nieko. Okay. We have knowledge, we'll see this, that we have knowledge of God who is true. Bet turim Dievo pažinimą, tikrojo pažinimą. We have his wisdom to guide us in our life. Turim jo išmintį, kuri veda mus per gyvenimą. And again, we're called to a holy calling. Ir taip pat esam pakviesti šventų pašaukimų. In verse 16, Peter says, since it is written, you shall be holy, for I am holy. 1 Petro 1:16 jis rašo, nes parašyta būkit šventi, nes aš esu šventas. And I want to focus our attention on these words. It is written. Aš noriu sutelkti dėmesį į tos žodžius, nes parašyta į pirmus du. And I say this because the Word of God needs to be written upon our hearts and our minds. Sakau, nes Dievo žodis turi būti įrašytas į mūsų širdis, į mūsų protus. So when we face temptations or decisions, the Word of God would say, it is written. Kada susidurėm su pagundimais ar sunkumais, galėtume pasakyti, Dievo žodis sako taip, We would parašyta know taip, what to do. We would know what is true. kad mes žinotumėm, ką daryti ir kas yra tiesa. And then we would conform our lives to what God says is true. It is written. Ir kad savo gyvenimą sutelktumėm į tai, kas tiesa. This Nes is the will of God. taip parašyta, tokia yra Dievo valia. I'll do it with a good will. Aš tai darysiu savo mielą valia, mielai. Remember that John is writing to give us a strong word of encouragement. Prisiminkim, kad Jonas savo laišką rašo tiem adresatam ir kartu ir mums su tikslu padrąsinti. He was writing in his letter to expose false teachers, Jis taip pat nori parodyti į neteisingus mokymus, false doctrine, neteisingą doktriną, to divide true believers from false believers, kad padėtų jiems suprasti, kas yra tikras tikintysis, kas yra netikras. and to give them and to give us
evidence of what it means to be a child of God. Ir jiem ir mum, kad duotų supratimą, kas tai yra būti Dievo vaiku. They lived in a dangerous time, Jie gyveno pavojingais laikais, as we do. kaip beje ir mes. And when you read the whole letter, Kada skaitot visą tą again, you're going to laišką, see false teachers, false gospels. matysit tenai neteisingi, netikri mokytojai, neteisinga evangelija. There were antichrists in the church, Bažnyčioje buvo false netgi teachers. antikristai, netikri mokytojai, preaching false gospels. kurie skelbė netikrą evangeliją. They lived in a world where there was the pride of life and the lust of the flesh, Ir gyveno like we do. pasaulyje, kuri buvo ir išdidumo, ir kūno geiduliai buvo tenkinami. Kaip ir mes gyvenam tokiam In chapter pasaulyje. 5, John writes about there were people committing a sin that would lead to death. 5 skyriui sako, kad yra žmonės, kurie daro tokią nuodėmę, kurie veda į mirtį. Okay. And I want us to feel the danger. Noriu, kad ir mes pajustumėm tą pavojų. And what we need in this dangerous time, and then we'll see here that John writes about this enemy we have, Ir taip pat Jonas rašo apie priešą, kurį turim, who wants to destroy us. kuris nori mūsų naikinti. And to all these dangers and possible dangers, John writes this strong word of encouragement. Ir toje aplinkoje jis rašo stiprius padrasinimo žodžius. And he writes so that we would know Rašo, kad žinotumėm. what is true, Kad žinotumėm, kas yra that we would tiesa. know the true God, Kad pažintumėm tikrąjį Dievą. know the true gospel, Kad žinotumėm tikrąją Evangeliją. and find our life, we'll see it in him. Ir surastumėm savo gyvenimą jame. So 4 times in these verses, we see the word we know. 4 kartus šitose eilutėse matome, mes žinome. Let's just read these verses real quick on the screen again. Paskaitykim tas eilutės ekrane. John writes, he says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. 1 John 5:13. 1 Jono 5:13. Tai parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėt turį amžinąjį gyvenimą. That is such good news. Tai yra tokia gera žinia. Nothing compares to that. Niekas neprilygsta tam. That we can know, it is written, we can know the Son of God and in him know that we have eternal life. Kad yra parašyta ir mes galim žinoti, kad Jėzuje Kristuje Dievo Sūnuje turime amžinąjį gyvenimą. In 1 John 3:10 and in other places, all throughout this epistle, John gives these 2 evidences of true saving faith. What is the fruit? 1 Jono 3:10 ir kitose vietose dar Jonas duoda, kokie yra ženklai tikro tikėjimo, koks yra vaisius. Again, these are strong words. These are shocking words. Ir tai yra griežti žodžiai ir šokiruojantis. And they should shock us Ir tai turėtų mus šokiruoti. to the reality that's around us. Tai realybėj, kuris supa mus. There are 2 kinds of people, 2 rūšių žmonės yra. children of God, children of the devil. Dievo vaikai ir velnio vaikai. And that language doesn't sound very polite today, modern today. Tokia kalba neskamba mandagiai ar šiuolaikiškai. And really, it's hard to say that. Ir yra sunku tai ištarti. But this is the reality and we need to know it. Bet tokia yra realybė ir mums reikia ją žinoti. And John just puts it out just very straight. Ir Jonas labai tiesiai kalba apie tai. He says, by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love
his brother. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo, taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. So the evidence of true faith Taigi tikro tikėjimo požymis is obedience to the Word of God, yra paklusnumas Dievo žodžiui. not perfection, Nekalba apie tobulumą. a desire to obey, a desire to Bet follow, yra troškimas paklusti ir sekti juo. and then a love Ir po for to one another. meilė vienas kitam. So listen to this again. We'll read verses 18 through 21. Paklausykit dar, paskaitysim nuo 18 iki 21. And focus on this, the thought of what we need to know. Susitelkim dėmesį į tai, ką mums reikia žinoti. What does God want us to know? Ką Dievas nori, kad žinotumėm. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. Mes žinome, jog kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda, arba šitam angliškam vertime jisai negyvena nuolat nuodėmė. Kas gimęs iš Dievo, saugo save ir piktasis jo nepaliečia. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. Mes žinom, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintumėm tikrai. Ir mes esame tikrajame, jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Little children, keep yourselves from idols. Vaikeliai, saugokite stabų. All throughout this epistle, John focuses on these words, we know. Per visą savo laišką Jonas susitelkė į tuos žodžius. Mes žinome. 4 times here, Šito ištrauko 4 kartai, nes 14 times in the entire epistle. o visame laiške 14 kartų jis mini tą frazę. So the Spirit of God is wanting to tell us something in this repetition. Taigi per šitą pasikartojimą Šventoji Dvasia kažką nori mums pasakyti. We see here in these verses in the whole epistle again, there is a spiritual battle that's taking place. Matome ir šitų eilučių ir per visą laišką, jog vyksta dvasinė kova. And I want us to understand the context or the world in which we live in, Noriu, kad suprastumėm kontekstą, tą pasaulį, kuriame gyvename. so we can be faithful children of God. Kad būtumėm ištikimais Dievo vaikais. In verse 20, I want us to specifically understand the gospel, 20 eilutė noriu, kad konkrečiai suprastumėm Evangeliją. to know the gospel, to know this God who is true, to know what it means to be in him. Kad pažintumėm Evangeliją, tą tikrai Dievą ir ką reiškia būti jame. To know him, Pažinti jį, to have this knowledge. turėti tą pažinimą. And then in verse 21, I want us to understand, to know how to worship, who to worship. O 21 eilutė, kad žinotumėm, ką reikia garbinti ir kaip garbinti. And then we'll close with just a summary, just again, knowing the source of our victory. Ir pabaigsime tokią santrauką, žinoti mūsų pergalės šaltinį. And I don't know if we'll get through it all today. Nežinau, ar Try. viską spėsim šiandien, pasistengsiu. Again and again and again, John says, we know. Vėl ir vėl Jonas sako, mes žinome. This is a powerful word, gnosis in the Greek language. Galingas žodis, žinome, gnosis graikiškai. It means more than just a head knowledge, intellectual knowledge. Tai yra daugiau nei vien tik tai žinojimas galvoje, It is intelektinis to know by pažinimas, experience. bet taip pat žinoti kažką iš patyrimo. Can you say, I know by experience that Christ is my Savior?
Ar galit pasakyti, kad aš žinau iš savo patyrimo, jog Kristus yra mano gelbėtojas? I know by experience that my sins are forgiven. Žinau iš patyrimo, jog mano nuodėmės man atleistos. I know by experience in the truth of God's word that I am a child of God. Žinau iš patyrimo ir iš Dievo žodžio liudimo, jog esu Dievo vaikas. It speaks of growing in understanding, Tai kalba apie supratimo augimą to have a growing in perception. ir suvokimo augimą. It speaks of relationship. Kalba apie santykius. In the Bible, it says that Adam knew Eve. Biblijoje parašyta, kad Adomas pažino Ievą. Speaking of their sexual union, their knowledge, their unity together as one flesh, one body. Ir tai kalba apie jų lytinę sąjungą, apie jų kūnų susijungimą. This is the knowledge this is the knowledge that God gives to us. Tai yra pažinimas, kurį Dievas suteikia mums. We'll look at verse 20. This comes from God. Kaip ir 20 parašyta, tai ateina iš Dievo. This is not because we're just smarter than anybody else. Tai nėra, kad mes gudresni už kitus ir tai supratom. It's not because one day we just figured it out ourselves. Nėra tai, kad galvojam ir vieną dieną tai suvokiam patys. In the wisdom of man, we will never reach God. Do you understand this? Savo žmogišką išmintį mes niekada Dievo nepasieksim. This knowledge comes when we bow down Tas pažinimas ateina, kai nusilenkiam prieš jį. and say we know nothing, okay? Ir jam sakome, kad mes nieko nežinom. Or all we know is that we are sinners and we need Christ. Arba, kad žinom tik tai, kad esam nusidėjėliai ir mums reikia Kristaus. I want us to see the power of knowing truth. Aš noriu, kad pamatytumėm jėgą to, kai žinom tiesą. There is no greater truth than the truth of the Word of God. Nėra didesnės tiesos nei Dievo žodžio tiesa. Do we believe that? Ar tikim tuo? Faith comes by hearing, and hearing but by the Word of God. Tikėjimas iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio. Our minds are renewed by the Word of God. Mūsų protai atnaujinami Dievo žodžiu. And Jesus said these words, "You will know the truth, and the truth will set you free." Jėzus sakė taip, jūs pažinsit tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Okay. Was Jesus telling us the truth when he said these words? Ar Jėzus tiesą sakė, taip sakydamas? He was. Taip, The truth, the tiesa, gospel, the truth of God, it sets us Evangelijos free. tiesa, jinai išlaisvina mus. Free from our former ignorance. Išlaisvina nuo ankstesnio nežinojimo, Free from idols. išlaisvina nuo stabų, Free from sin. išlaisvina nuo nuodėmės, Free from the kingdom of Satan. išlaisvina iš šėtono karalystės. The truth sets us free. Tiesa mus išlaisvina. And Christ, again, in his high priestly prayer in John 17, speaks of the power of truth. Savo vyriausiojo kunigo maldoje Jono 17 skyriuje Kristus vėl kalba apie tiesą. Think about this. Pamąstykime apie tai. He's going to leave his disciples, Jis ves savo mokinius sheep among wolves. kaip avis tarp vilkų. And what does he give them to prepare them for life and ministry? Ir ką jis duoda jiem paruošdamas gyvenimui ir What tarnystei? does he give them to change the world? Ką jis duoda jiem, kad jie This galėtų small keisti group pasaulį? of fearful men. Tai mažai grupiai išsigandusių vyrų. He gives them the word. Jis duoda Dievo žodį. That's what he prays. Sanctify them in the truth. Taip Your jis ir word is meldžiasi truth. už juos. Pašventink juos savo tiesa. Tavo žodis yra tiesa. So we need to know Taigi mums reikia To grow. žinoti, in knowledge. mums reikia aukti pažinime. In verse 18, we need to know this truth, 18 eilutė. Turim žinoti that tokią tiesą. everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him.
kad kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda, kas gimęs iš Dievo saugo save ir piktasis jo nepaliečia. John has said the same thing many, many times in this epistle. Šitam laiške Jonas kalbėjo tą patį jau daug kartų. And we cannot hear this amazing truth enough. Ir mums neužtenka, niekada nepakaks išgirsti tą It's vėl ir speaking vėl. of the power of the gospel to transform us. Jis kalba apie Evangelijos jėgą, galę pakeisti mus, perkeisti, To give us a new birth, duoti mums naują a new gimimą, nature, naują a prigimtį, new heart, naują širdį, a heart of flesh that responds to God's word, jautrę širdį, kuri atsilieps į Dievo a žodį, new desire, naują troškimą, a new understanding. naują supratimą. And we know that everyone born of God does not keep on sinning. Mes žinom, jog kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda. Christ came to save us from the power of sin and the penalty of sin, which is death. Kristus atėjo, kad išgelbėtų mus nuo nuodėmės galios ir nuo bausmės. Sin is no longer our nuodėmę. master. Kas yra mirtis. Nuodėmė nebėra mūsų šeimininkas. Again, as I said last Sunday, John is not talking about reaching a level of sinless perfectionism. Kaip jau sakiau praeitą sekmadienį, jis nekalba apie tai, kad mes pasieksime tokį tobulumą, kur jau niekada nebenusidėsim. But we do not persist in a lifestyle of sin. Bet mes negyvensim nuolat nuodėmės gyvenime. Thieves stop stealing. Jis parašyta, kas vogė, tai nebevagia. The sexual immoral stop having sex. O kurie lytiškai amoralūs, nustokit daryti. The drunk gets sober. Kuris girtauja, jis išsiblaivyk. The lazy gets to work. O kuris tingėjai, pradėk dirbti. We're no longer identified by our sin. Mus jau nebeapibūdina mūsų nuodėmė. We grow, we change. Augame, keičiamės. Listen, Supraskit. I hear many sincere Christians struggling with doubting their salvation. Aš girdžiu daug nuoširdžių krikščionių, kurie abejoja dėl savo išgelbėjimo. Because they're struggling with sin. Dėl to, kad jie turi sunkumų. And they su don't want to nuodėme. sin anymore. Jie nenori daugiau nusidėti. And if that's you, Ir jeigu jūs toks žmogus, that is a sign of the Spirit working in your life. tai žinokit, jog tai yra ženklas, jog šventoji dvasia veikia jūsų gyvenime. Unbelievers don't think that way. Netikintis nemasto taip. Ir They just go on sinning jie tiesiog mielai toliau nusideda without conviction. ir neturi jokio pakaltinimo. That conviction, that desire, I want to change. O tas pakaltinimas, tas troškimas, jog noriu keistis. When will this stop? Kada tai baigsis? I have it. Okay. Aš turiu jį. That's the Spirit of God drawing us, changing Tai us. Dievo dvasia, kuri traukia mus ir keičia mus. Christ is a Savior. Kristus yra gelbėtojas. Understand that. He sets us free from Suprasim, sin. tai jisai mus išlaisvina iš nuodėmės. He's also our protection. Jis taip pat yra mūsų apsauga. In verse 18 it says, 18 eilutė sako, but he who was born of God, this is Christ, bet tas, protects kuris, him, and the evil one does not touch him. kuris gimęs iš Dievo, kalba apie Kristų. Jis apsaugo jį, čia aš iš angliško verčiu, ir kad piktasis nepaliestų jo. A strong word of promise and comfort. Tai žodis su pažadu ir paguoda. Our life
is hidden with God in Christ. Mūsų gyvenimas yra paslėptas Dieve Kristuje. He is our salvation. Jis yra mūsų išgelbėjimas. He is our good shepherd. Jis yra mūsų gerasis ganytojas. We sang, He will hold us fast. Jis mūsų išlaikys, kaip giedojam. That's what John is saying. Jonas lygiai tą patį sako. We are weak. Mes silpni. We live in a world that is under the rule of Satan. Mes gyvenam pasaulyje, kuriame dominuoja As- šėtonas. Children of God, Bet būdami Dievo and vaikais, Christ will hold us fast. tai žinokim, jog Kristus mūsų išlaikys. He is our good shepherd who will lead us Jis through the mūsų valley of the shadow of death. gerasis ganytojas, kuris ves mus per tą tamsos šešėlio slėnį. And his sheep will hear his voice and they will follow him. Jo avis girdės, atpažins jo balsą ir seks jo. They will not follow the voice of a stranger. Jos neseks svetimų balsų. Christ prays for us as our high priest. Kaip vyriausias kunigas Kristus meldžiasi už mus. He says, Jo I do not ask that you nusipirktų. take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Jis meldžiasi, aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo They are not of pikto. the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos savo tiesa. Tavo žodis yra tiesa. He will hold us fast. Jis mus išlaikys. Do you know him? Ar pažįstat jį? Do you know that promise? Ar pažįstat jo pažadą? These are some of the most powerful words that Christ spoke. Tai vieni galingiausių žodžių, kuriuos ištarė Kristus. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Manosios avys girdi mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui And mane. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them away out of my hand. Jono 10. Ir toliau sako, aš duodu jom amžinai gyvenimą, jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankų. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Mano tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas negali jų išplėšti iš mano tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Know this. Žinokit tai, He will hold us fast. jis mus išlaikys, jis laikys mus tvirtai. What a Savior. Koks nuostabus gelbėtojas. John says this, is that in verse 18, listen, it says, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. Jonas 18 eilutė rašė taip. Kas gimęs iš Dievo, saugo save, arba angliškai, saugo jį ir piktasis jo nepaliečia. Okay. So we see here that although Satan is powerful, his power is limited. Matom čia tai, kad nors šėtonas ir galingas, jo galia yra apribota. Okay. And that he cannot touch us. Ir kad jis negali mūsų paliesti. He can tempt us. Jis gali mus He gundyti, can try to influence us. gali bandyti įtakoti mus, He will accuse us. mus kaltins jisai. Okay. But ultimately, our lives and our standing is in Christ before God. Bet galiausiai mūsų gyvenimas, mūsų pozicija yra Kristuje, kai stovėsim prie And this Dievo. idea of touch is that he could grab a hold of us and take us away. I'm saying, Ir kai sako, jog neišplėš iš rankų, reiškia, kad jis negali paimti mūsų ir ištraukti iš jo rankų. that doesn't give us an excuse to want to tempt God to do foolish things. Tai nėra mums pasiteisinimas dabar daryti kvailus dalykus ir gundyti Dievą. But it's a strong word of comfort. Bet tai yra stiprus paguodos žodžiai. James says, submit yourself, therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Jokūbo 4:7 Jokūbas rašo,
Todėl atsiduokit Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. So our protection and our strength is in God as we submit to Him, as we bow down to Him. Taigi mūsų apsauga yra, kai pasiduodam Dievui, kai klausom jo, kad nusilenkiam prieš jį. Verse 19. 19 eilutė Jono, 1 Jono Sorry, we'll go 5. back. It says, we know that we are from God and the whole world, again, lies in the power of the evil one. Mes žinom, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo. So it's important, again, that we know our identity Labai svarbu žinoti savo tapatybę and we are aware of the context of where we live. ir kad suprastumėm, kokioje aplinkoje gyvenam. We are God's children and we live in a danger zone, okay? Mes esam Dievo vaikai ir gyvename pavojaus zonoje. And we need wisdom Mums reikia and we need išminties, knowledge reikia and we need žinojimo, one another, mums reikia viens kito, His word, jo žodžio, to be faithful. kad būtumėm ištikimi. We are in the world but not of the world. Esame pasaulyje, bet nesame iš šio pasaulio. And Christ has us in the world Ir for a Kristus reason. palieka mus pasaulyje tam tikram tikslui, And that is to be His witnesses. kad būtumėm jam liudytojais. And Jesus says this clearly to His disciples. Ir Jėzus tai aiškiai sakė savo mokiniam. And in Luke 21, I want us to hear this. It's really, there's an amazing paradox. Luko 21 skyrius. Paklausykit, čia yra toks stebėtinas paradoksas, prieštaravimas. In Luke 21, Jesus is telling His disciples, you are going to face difficult days. Čia Jėzus sako mokiniam, kad jūs patirsit sunkių dienų. So, when difficult things happen, Kada įvyksta sunkus dalykai jūsų gyvenime. do we think this? Ar mes mąstom taip? This is my opportunity to witness. O dabar man yra proga liudyti. I usually don't. Aš paprastai neturiu tokių minčių. Usually it's, I think, where's God? What's wrong? Pirmiausia, man kilo tokios mintis, o kur Dievas ir kas čia negerai? Why me again? O kodėl vėl man tai nutiko? So Jesus is saying some really bad things are going to happen. Jėzus sako, įvyks tikrai blogų dalykų. And when it happens, Kada tai įvyks, this difficulty, this is your opportunity to bear witness, to shine. tas sunkumas bus jums proga liudyti ir šviesti. To say, I'm not of this world. Ir pasakyti, jog aš nesu iš šio pasaulio. I'm a child of God. Aš esu Dievo vaikas. And yes, loss is real, Taip, praradimas bus realus. but I'm living for something eternal. Bet aš gyvenu dėl kažko, You kas understand? amžina. Suprantat? Then he says, settle it therefore in your minds not to meditate beforehand how to answer. Taigi įsidėkit savo širdis iš anksto, negalvot, kaip ginsitės arba kaip atsakysit angliškam tekste. For I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. Nes aš jums duosiu tokios iškalbos ir išminties, kad ne vienas jūsų priešininkas negalės And we see this nei in the book, atsispirti, nei and we prieštarauti. see this fulfilled in the book of Acts. Ir mes tai matom įvykstant apaštalų darbų knygoje. Things happening unexpectedly. Kažkas įvyksta netikėto. Peter and Paul and Philip stand up and they start preaching and And Petrus- miracles are happening. People are getting saved and they're just, God's giving them a mouth to speak. Paulius ir Pilypas, jie tiesiog atsistoja ir pamokslauja, nes Dievas jiems duoda iškalbos ir vyksta stebuklai. And he says this, and you will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends. And some of you they will put to death. Jūs išdavinės netgi tėvai, broliai, giminės ir draugai.
kai kuriuos iš jūsų jie žudys. You will be hated by all for my name's sake. Būsit visų nekenčiami dėl mano vardo. And then he says this. Ir po to jis sako, You're going to be killed, jūs okay, and žudys, hated, jūsų nekęs, but not a hair of your head will perish. tačiau neplaukas nuo jūsų galvos nenukris. What is he saying? He's saying, Ką iš I jūsų? will hold you fast. Aš jūs išlaikysiu. You may lose everything in the world, but you're going to gain eternity. Galbūt šiame pasaulyje viską prarasit, bet įgysit amžinybę. Do you understand it? Ar suprantat? So when John is giving us this comfort that Satan can't not touch us, it does not guarantee us that we will not face difficulties and persecutions. Ir kai Jonas guodžia mus sakydamas, kad šėtonas nepalies jūsų, tai nereiškia, kad nepatirsit jokių nuostolių šiame gyvenime. But he's saying, I will give you victory through this. Bet jis sako, aš pervesiu jį per tai jūs pergalingai. This is why you're here. We're here Nes štai dėl to jūs ir esate to čia, give witness kad liudytumėt, that God would speak through our mouths and speak through our lives. kad Dievas kalbėtų per mūsų burną ir mūsų gyvenimą. And our enemies and adversaries, they will not be able to withstand the wisdom and the power that God gives us. Ir kad mūsų priešai negalėtų atsispirti jėgai, tai išminčiai, kurią Dievas suteiks jums. That's the faith we need. Štai tokio tikėjimo mums reikia. And by your endurance, you will gain your lives. Savo 19. ištvermę išlaikykit savo sielas, arba angliškai savo ištvermę jūs įgysit gyvenimą. And Peter gives us these words of warning and encouragement. Petras duoda tokius perspėjimus ir padrasinimus. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 1 Petro 5:8. Būkit blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Pasipriešinkit jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai And after you have pasaulyje. suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. O visokeriopos malonės Dievas pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. He will hold us fast Jis mus išlaikys in the evil day. piktą dieną. In the evil day, God himself will restore us, confirm us, strengthen us, and establish us. Piktą dieną pats Dievas mus ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. And what is our response O to this? kokia To this mum- God, koksai mūsų atsakas tokiam Dievui? it's worship. Tai garbinimas, We bow down. nusilenkia prieš jį. We say this, verse 11, Sakom taip kaip 11 eilutė. to him, Jam, to God, Dievui. be dominion, Ir te būna valdžia now, forever, and ever. Amen. ir šlovė per amžių amžius. To him Amen. dominion, to him glory, Jam šlovė, jam valdžia, to him honor. jam garbė. Life is no longer just about you and me. Gyvenimo esmė nėra jūs ir aš. The paradox in the Christian life is when we lose our life, we find it. Krikščioniško gyvenimo paradoksas tame, kad kai prarandam savo gyvenimą, mes jį surandam. When we die, we live. Kai numirštam savo, mes gyvenam. When we're slaves, we're free. Kai esam jo vergai, esam laisvi. What good news! Kokia tai gera žinia. What strong words of encouragement. Kokie tai yra stiprus padrasinimo žodžiai. And know the gospel. And maybe we'll come back in 2 weeks, we'll look at this verse again. Know the gospel. Ir svarbu žinoti Evangeliją, mes po kelių savaičių gal grįšim prie to. I'll just read it, and I'll try to
keep my mouth shut. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintumėm tikrąjį. Ir mes esame tikrajame, jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Think about that verse. Mąstykime apie šitą Meditate eilutę. upon this verse. Mąstykit, medituokit apie ją. Some people say the Bible doesn't say that Jesus is God. Kai kurie sako, jog Biblijoje neprašyta, jog Jėzus yra Dievas. Oh, he is the true God. Bet žiūrėkit, čia parašyta, šis yra tikrasis Dievas. He is eternal life. Jis yra amžinasis gyvenimas. Church, hallelujah. Aleliuja. We're going to celebrate his birth here in a few weeks. Jau po kelių savaičių mes švęsime jo gimimą. It's this Christ that we know. Do you understand this? It's this Christ, the true God, Ir būtent tą Kristų mes pažįstame. the Tikrąjį Word that Dievą, became flesh. žodį, kuris tapo kūnu. This Jesus. Do we see the Jėzų. glory? Ar matome šlovę? What it means to be a child of God. We're in him. Ką tai reiškia būti Dievo vaiku, kai esame jame? So good. Yra taip gera. This one verse is so much. Viena There. eilutė ir čia tiek daug visko. And we can know this. It's true by experience. Ir galime žinoti, jog tai tiesa. Why can we know it? Per Listen. patyrimą. Kaip galime žinoti? He has given us understanding. Nes jis davė mums supratimą. Do you see it? Ar mato tai? Do you see the love of God, Ar mato the Dievo grace of meilę, God, Dievo malonę, the mercy of God? Dievo He gailestingumą? opened our mind. Jis atvėrė mūsų protą. He opened our eyes. Jis atvėrė mūsų He gave us understanding. akis. Jis davė supratimą. We should just bow down, Mes tiesiog turim cry nusilenkti out. ir Thank you, šauktis jo ir dėkoti Dievui. And the response to this, okay, we atsakas think about į this, tai- this weight of glory that we can know, we can know, we can know. Kokia yra šlovingas dalykas, kai galime žinoti. The response, the right response is worship. Tinkamas Worship. atsakas yra garbinimas. So John wasn't getting tired, and was like, "Oh, how can I end this letter? It's too long." And he's like, "Oh, I'm just going to put, keep yourself from idols." Okay, he says, Čia Jonas nėra taip, kad jis pavargo rašydamas ir galvoja, nu, toks ilgas laiškas, kaip čia jį pabaigti. Ai, parašysiu, kad saugotų stabų. okay. This is like the perfect ending. Nes tai yra tobulas priešas. It fits with the theme of his letter. Tobula pabaiga. Atsiprašau, He's saying, ir "This is tinka- the true God. Jis kalbėjo, kad štai yra This is truth, tikras this is Christ. Dievas, Kristus, Don't worship idols. bet negarbinkit stabų. What are you doing?" Ką jūs darot? As children of God, we worship God. Mes, Dievo vaikai, garbinam Dievą. So we get rid of all idols. Turim atsikratyti visų stabų. We're to smash them, destroy them. Turim sudaužyti juos, naikinti. Idolatry was the besetting sin of Israel. Stabmeldystė tai buvo nuolatinė Izraelio nuodėmė. Idolatry takes us away from the living God. Stabmeldystė mus traukia šalin nuo gyvojo Dievo. Calvin said our hearts are idol factories, Kalvinas rašė taip, kad mūsų širdis yra stabų gamyklos. and we can make an idol out of anything. Mes galim stabą pasidaryti iš bet ko. Anything. Iš bet ko. So easy. Labai lengvai. Smash him with the truth, Daužykim tos stabus su tiesa. with the glory of what we know is true, Su šlove to, ką žinom esant tiesa. and bow down Ir nusilenkim. and worship. Ir garbinkim. Worship. Garbinkim. Okay. Bow down Nusilenkim ir garbinkim. again.
We love God because He first loved us. Mes mylim Dievą, nes Jis pirmas mus We know pamilo. God because He knows us and He gives us understanding. Pažįstam Dievą dėl to, kad Jis pažįsta mus ir Jis suteikia supratimą. We'll close with this. Pabaigsim tokia citata. Worship, this is from Warren Wiersbe. Voreno Visby, toks autorius yra krikščionis. Worship is the believer's response of all that he is, mind, emotion, will, and body, Garbinimas yra tikinčiojo atsakas viskuo, kas jis yra protų, jausmais, valia ir kūnu. to all that God is and says and does. Į viską, kas yra Dievas, ką Jis kalba ir daro. It is a loving response that is balanced by the fear of the Lord. Tai meilės atsakas, kurį subalansuoja viešpaties baimė. And it is a deepening response. A Yeah. deepening response. Ir tai statydinantis atsakas, As vedantis į the gylį, believer comes to know God better. nes per jį tikintysis geriau pažįsta Dievą. Worship God. Garbinkim Dievą. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he that overcomes the world? Except the one that believes that Jesus is the Son of God. 1 Jono 5:4. Juk kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas. O kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Let's stand together. Atsistokime, We're going to pray, mes and then melsime, we're going to sing, po to dar and then gėdosime, we're going to have fellowship. po to bus laikas We're going to bendravimo, worship God together. garbinsim Dievą kartu. Thank you for your word, Ačiū tau už tavo žodį, that it is true. kad jis yra tiesa. Thank you that we can know your salvation, Ačiū, kad galime pažinti tavo išgelbėjimą, your power that sets us free from sin, tavo jėgą, kuri išlaisvina mus nuo nuodėmės, your protection. tavo apsaugą. We can know you, the true God who is eternal life. Galim pažinti tave tikrai Dievą, kuris yra, kuris duoda amžiną gyvenimą, kuris May esi we amžinas gyvenimas. Worship you Tegul mes garbinsim tave all of life, visų savo gyvenimą, all of who we are. viskuo, kas esam. May our life be a bowing down, Tegul mūsų gyvenimas bus nusilenkimas a prieš tave, confession of sin, nuodėmė išpažinimas, a confession of our dependence on you, išpažinimas, jog esam priklausomi an nuo offering of tavęs, continual thanksgiving for your grace. ir nuolatinis dėkojimas už tavo malonę. Hear our prayer. Here we are. Išgirsk mūsų maldą, Receive išgirsk, us, kas esam, priimk mus, save us, išgelbėk mus, transform us, perkeisk unite mus, us. suvienyk mus. In Jesus' name, Jėzus vardu. amen. Amen.